Treneri, tos emocijos vakar sakėt, kad reikia tramdyti. Nebuvo sukilusios šiandien ryte atsikėlus? Ne, nieko neatsitiko, kažko netikėto, ruošiamės rungtynėm ir tiek. Žaidžiam prieš komandą, kuri čia jau buvo, kažkada ir laimėjus. Turi daug talento, individualiais veiksmais paremta komanda, bus daug 1-1, reikės absorbuoti tą kontaktą. Taip pat atletiškumo tikrai nestiksta, ypač iš didelių žmonių, tai turėsim būti labai disciplinuoti, tveriantis juos ir panašiai. Tai matėt ir turi ir daug tų nominantų, du startinio 5 žaidėjai sezono, tai daug ką pasako. Kalbant apie tos nominantus, Džerikas sakė, kad jūs buvote apvogtas metų trenerio titulo, aš gal kitaip paklausiu, ar nustebot, kad Džerikas nepapuolė net į trejetuką tarp MVP finalininkų? Nežinau, ne man čia spręst, treneris ką tikrai nusipelnė, šiemet geriausią tą rezultatą turėjo iš visų, man atrodo, komandų Biselo, bet čia, žinot, čia pagrindinis trofėjus yra rytoj, dėl jo čia visi mes ir susirinkom. Apie tą trenerio čia šnekėt apdovanojimą kažkokį, nežinau, ar čia verta, nes aišku, smagu jį turėti, bet čia, žinot, treneris laimi yra vertinamas vienaip, treneris pralaimi yra vertinamas kur kas kitaip kažkodėl. Aš su to visiškai nesutinku, nes patikėkit manim, treneriai daro lygiai tą patį darbą, ar jie laimi, ar jie pralaimi. Kitą dieną jie atsikelia lygiai taip pat, ta pati rutina, taip pat mes darom visą tą rutiną lygiai tokią pačią ir čia, manau, kad čia išvalkio tą temą. Dėl Džeriko? O dėl Džeriko nusipelnęs jis tai startiniam 5 be abejonės, o ar jis nusipelnęs to trejetuko, tai manau, kad jis turės ekstra motyvacijos ir to įrodyti finale. Brantley ir Nunnally turi žalią šviesą praktiškai, bet ką gali daryti, nutraukinėje derinius. Tokioje gynyboje labai svarbu komandinė ar labiau individuali gynyba? Visų pirma, individuali. Kaip mes statysim kūnus ir aišku, bet tai yra tokie žaidėjai, kur gali vis tiek 1-1 apsižaisti, tai aišku, reikės ir komandinių pastangų tiek prie pick and roll gynybos, tiek 1-1, tai be abejo, kad reikės to, vadinkim, kombinacijos abiejų. Luką Lekavičių puikiai pažįstat nuo akistatų, dar jam žaidžiant Žalgiryje, ar pasikeitė kažkas jo žaidime Atėnuos ir viskas tas pats? Ranka nepasikeitė. Ta pati ranka, metimas nepasikeitė, tas pats metimas, iškalba nepasikeitė, ta pati iškalba, tai nieks nepasikeitė. Vakar treneriai mėgsta sakyti, kad rezultatai jau žino iš treniruotės, kokie yra prieš rungtynes. Pagal šią treniruotę, kaip manote? Oi, čia nieko, mes šiandien biški kitaip buvo, nes šiandien negrūdom, rytoj viską darysim lygiai taip pat kaip visą laiką. Šiandien, kadangi vakar sunkios rungtynės buvo, emociškai ir panašiai, tai šiandien vis tiek tokia atsigavimo treniruotė buvo, tik idėjas palėtėm, tikrai jokio kontakto, nieko, tai negaliu spręsti, kai kontakto nėra, kokia ta treniruotė, tai tik tai idėjas palėtėm ir metimų pasidarėm. Patį, ką triumfas nustebino pusfinalyje? Ir taip ir ne, nes Malaga paskutiniu metu nežaidė gero krepšinio, iš paskutinių 7 rungtynių laimėjo tik tai 1. Tai nebuvo formoje, ten turi traumų ir tas, vadinkim, kai tu esi back-to-back čempionais, tai gal tas ir alkis ne tas buvo, ne to lygio. Tai manau, kad AEK pelnytai laimėjo ir pelnytai žais finale, nes jie visą sezoną, bent jau Biselės, stabiliai demonstravo tą nugalėtojų charakterį ir atsidūrė čia, kur turi atsidurti. Ar Rokui Giedraičiui nusintėt paguodo žinutę? Susitikau jį prie lifto viešbutį ir nesitikėjom, kad taip bus, neatrodė, kad ten taip prastai, bet atsitiko čia, kaip sakau, ne šachmatais žaidžiam, sportas, ta baisioji sporto dalis, tai linkim Rokui sveikatos ir gero to išsigydymo. Ar sulaukite vakar žinutės iš mamos? Jo, sulaukiau. Koks rytojaus planas, nes treneriai gal skirtingai renkasi, vieni dar nori paspausti rungtynių dieną, kiti atleidžia gazą, koks jūsų?
Lygiai tas pats, kad ir visą laiką rungtynių dieną, kad jokių nebūtų išsimušimų, kad vis tiek čia to, kaip pasakyti, išorinio triukšmo nemažai. Čia, sakau, atsidarom telefoną, viskas yra apie tą krepšinį, tai nes norisi biškai užsiblokuoti tos dalykus ir koncentruotis į tą, ką privalom koncentruotis, tai yra į rungtynių planą. Ar mamos žinutės galiausiai sulaukėt vakar? Taip, sulaukiu.